kiek kartų jį džiovino savo šaknis, kiek kartų bandė vėl nepasiduoti. Atrodė viskas geso, net viltis. Į mano vietą gimsta kitas grožis. Padėjau tas gėlytės tam, kad jums parodyt, iš kur gimsta eilės, iš kur gimsta ta visa kūrybinė energija, iš kur atsiranda tiesiog. Kaip manęs klausia, mama sako, kaip tu va taip. Tiesiog vakar bandžiau iki 1 valandos, kažkaip tai neužmigau, bandžiau kurti kažkokį eilėraštį ir vat trūko tos tokios energijos, tos tokios jėgos užbaigti, aš jį padėjau, tiesiog galvoju, dar ne laikas, aš jį pabaigsiu kitu laiku, kitą dieną, kada bus galbūt kitas momentas. Ir tam ruoštis nereikia, kai tu esi įkvėpta kažko netikėto. Tai va tas gimsta spontaniškai. Pas mane atvažiavo nuostabios mano klientės ir su didžiausia puokštė gėlių ir man, sakau, šiandien taip net fotografuoja, aš jas siunčiu, sakau, kaip smagu, kaip ačiū, jos tokias visas įsiskleidusios, visas gražios. Ir taip geriu kavą ir pasižiūriu ant palangės mano orchidėja, kuri, aš nežinau, kelinti metai, aš net nepersidinu, aš kažkaip taip ten pripilu truputį vandenėlio ir jau kai jinai visiškai nudžiūsta, visiškai išnyksta, kaip sakyti, tie žiedeliai, padedu kur nors ar ant šaldytuvo aukštai, ar kažkur ant kitos palangės, kur nematomai vietai. Ir į tą vietą padedu gražesnę gėlę. Ir šiandien žiūriu ryte, žiedelis, toks gražus žiedelis prasiskleidęs. O kaip aš parsinešiau tą puokštę, pamačiau, kad jau pradeda kažkoks pumpurėlis skleistis. Ir jau atsinešiau nuo šaldytuvo aukštai, nukėliau, padėjau šalia tos puokštės šitą orchidėją. Ir taip žiūriu, žiedukas. Ir iš karto mintis, iš karto tos eilės pradėjo tiesiog. Ir pagalvojau, va tie žmonės, kurie mato, jie kitaip, jie mato širdimi, ne akimis, jie šitą eilėraštį supras. Čia yra ne tik, kad gėlės, ne apie gėlės, apie tai, apie mūsų gyvenimą, apie mūsų šaknis, kaip yra svarbu turėti šaknis ir jas laistyti, jas gaivinti tam, kad tu galėtum žydėti vėl ir vėl, nes nuskinta gėlė, jinai nuvysta, mes jas išmetam ir viskas, ir po to tas grožis lieka tik tai, būna tik trumpam. Tai va taip painiai daug, nežinau net kaip dar kitaip pasakyti. Bet esmė, kad tie žiedeliai man visą mano gydymo etapą, jie man reiškia labai daug, nes realiai būdavo tas momentas, kai po chemoterapijos tu pradedi jau kažkuriuo momentu atsigauti, atsibudini ir žiūri vėl tas žiedelis prasiskleidė. Ir man atrodo toks kaip simbolis, kad va, aš vėl pražydau, aš vėl prasiskleidžiau. Ir vėl po to vėl žiūri, jau tas žiedukas nukrito, kita orchidėja, jinai kitus žiedelius mezga ir vėl toksai vat, tas kaitaliojasi tie etapai tokie. Ir dabar tas toks yra momentas, kaip susikoncentruoji žmogus kažkuriuo momentu į vieną kažkokį dalyką, vat, tarkim, kai būdavo piešiu gyvūnus. Tai aš matau visur, kažkur važiuoju, žiūriu, zuikis išbėgo į kelią, vėl kažkur važiuoju, žiūriu, ten kokia stirnaitė prabėgo, nes man tuo metu buvo kūryba su gyvūnus aš juos tiesiog visur matydavau. Dabar augalai, jie pradėjo po truputį atsirasti, po truputį atsigauti ir many, ir kai pradėjau tą paveikslą tapyti, irgi iš tų pačių moterų, kurios man atnešė tą puokštę, tai kažkaip tai tie žiedai ir galvoju, tai čia visas tas pavasaris, ta vasara, viskas bunda, prabunda, žadina. Tai apie jausmus, apie gyvenimą, apie tai, kaip mes turim branginti save, mylėti save ir puoselėt, kad tie žiedeliai kuo ilgiau nenuvystų. Tai va dabar nežinau, kas išeis iš to mano eilėraščio, dar reikia pabaigti man jį, sukoreguoti ir galbūt
bus netikėlis, gal jos suskambės daina.